Labas rytas, mėly moksleiviai, gerbiami mokytojai, tėveliai, garbus čia visi svečiai, kurie buvom pristatyti. Džiaugiuosi galėdamas čia šiandien dalyvauti rugsėjo 1 šioje mokykloje, nes tikrai grįžtų į tam tikrus ankstesnius prisiminimus. Mano žmona baigė šią mokyklą ir baigė puikiai, nes tai rodo, kad studijuojant universitete, baigus šią mokyklą, po to Salomėjos Nėries mokyklą, viena irgi buvo iš geriausių studenčių ir geriausiai buvo baigus universitetą. Tai rodo, kad čia mokslo švietimo pagrindai yra stiprus. Mielas jaunime, mėly moksleiviai, prie mokslo reikalingas ir sportas. Aš atsimenu, kai atvažiavau ir apsigyvenau Mindaugo gatvėje, truputį čia sportinis gyvenimas tų žmonių, kurie buvo baigę institutus, universitetus, buvo šitame rajone toks apmiręs. Ir aš puikiai prisimenu, kaip sukviečiau čia jaunus žmonės, po to ateidavo moksleiviai, kada pradėjom atgyvinti šitą krepšinio aikštelę, futbolo aikštelę, tai tikrai gyvenimas čia, aš manau, tuo metu buvo labai toks stiprus, bendraujant bendruomeniai su mokykla, aš manau, kad jisai išliko iki šios dienos. Mėly moksleiviai, aš norėčiau jums palinkėti pirmiausia suvokimo, kad jūsų tikslas yra pats didžiausias įgyti kuo daugiau žinių. Kad jūsų pasąmonėje visada išliktų tokios mintis. Aš džiaugiuosi pasiekimus, aš orientuotas į sėkmę, aš orientuotas į pergalę ir aš visada gerbiu, myliu mokytoją dėl to, kad aš mokytoją matau kaip bičiulį, kuris suteikia man daug žinių ir veda mane kaip jauną žmogų sėkmės keliu. Tai linkėčiau ir mokytojams stiprybės, kantrybės, užsispyrimo, auklėjant, mokant jaunąją kartą. Ačiū visiems, su kuriais šiandien čia galiu susitikti, pabendrauti ir baigdamas dar kartą sveikinu su rugsėjo 1. Linkiu sėkmės visiems. Norėčiau mokyklos direktoriui įteikti šitą paveikslą.